Užsikimšusi kanalizacija tai vienas iš dažniausiai pasitaikančių gedimų, kurį spręsti skuba avarinių tarnybų darbuotojai. Neretai gyventojų turtą niokoja ir dėl įstrigusių atliekų ar kitokių priežasčių trūkę vamzdžiai. Dar didesnių bėdų sukelia ilgesniam laikui išvykę kaimynai. Ši situacija tik apsunkina vandentiekio avariją šalinančių specialistų darbą. Turime daug avarinių pranešimų, kurie yra labai skaudus su užpilimais žemesnių gyventojų, tai žarnelių trūkimai visi. Tai labai norėčiau žmonėm pasakyti, kad jeigu jūs išvažiuojate kažkur, tarkim, ar savaitgalį, ar ilgesniam laikui atostogauti, nepamirškit pas save uždaryti sklendžių vandens padavimo į savo butą. Ir tiesiog apsisaugokit ir patys ir apsaugokit tuo pačiu žemiau esančius kaimynus. Šiuolaikiniai meistrai kanalizaciją atkimšti naudoja modernę techniką, tačiau kartais ir ji būna bejėgė prieš vamzdžiuose įstrigusias atliekas. Mes tiesiog gaunasi, kad su elektriniu gyvatuku savo jau negalime pravalyti tos kanalizacijos. Tai būna, aišku, džiugu, jeigu būna, kad galima prieiti prie to kanalizacijos vamzdžio ir jį ardyti, išpjauti ir tas šiukšlės visas pašalinti. Bet būna ir tokių atvejų, kaip čia po žemėmis eina kanalizacija ir jeigu jau mes nebepravalom kanalizacijos, mums reikia daužytis grindis, atsikasinėti kažkiek ir tada tik tai mes prieinam prie kanalizacijos vamzdžio, kad jį galima būtų tą dalį iškirpti ir pakeisti. Ištrauktas skuduras tai gana dažnai vamzdžius užkemšanti atlieka. Meistrai pasakoja, kad gyventojų neatsakingumas ir radiniai vamzdžiuose neretai kelia nuostabą. Ištraukdavom ir pampersus, ištraukdavom ir buitinės atliekas. Netgi, sakau, turėjom tokius pavyzdžius, kaip gyventojų radome įmestą ir arbūzo žievių, ir rauginto agurkų, bet jau tada tos pasiekmes jos yra sunkesnės. Mes tiesiog gaunasi, kad su elektriniu gyvatuku savo jau negalime pravalyti tos kanalizacijos. Tai būna, aišku, džiugu, jeigu būna, kad galima prieiti prie to kanalizacijos vamzdžio ir jį ardyti, išpjauti ir tas šiukšlės visas pašalinti. Bet būna ir tokių atvejų, kaip čia po žemėmis eina kanalizacija ir jeigu jau mes nebepravalom kanalizacijos, mums reikia daužytis grindis, atsikasinėti kažkiek ir tada tik tai mes prieinam prie kanalizacijos vamzdžio, kad jį galima būtų tą dalį iškirpti ir pakeisti. Papildomų rūpesčių ir finansinių išlaidų gali pareikalauti įprotis riebalais iš keptuvės atsikratyti juos supilant į kriauklę. Vamzdžius dažnai užkemša ir kavos tirščiai. Riebalai kanalizacijos vamzdynui irgi daro savo, nes jie apauga tiesiog ant sienelių ir tada labai sunku tuos riebalus pašalinti. Tai riebalų kiekiai gal gyvenamosiuose namuose nėra tokie dideli, kaip, tarkim, kavinės, ką nuleidžia į kanalizaciją tokius riebalus, bet taip, riebalo gryno nepilkite į kanalizaciją. Vandentiekio gedimus šalinantys specialistai gyventojus kviečia elgtis atsakingai ir buitinės atliekas mesti joms skirtas šiukšliadėžes.